Itin svarbiai kovai Europos nacijų taurės antrajame B divizione besirenginti šalies nacionalinė regbio 15 rinktinė į savo gretas priėmė naują žaidėją. Tiesa, tik vienai treniruotei. Paragauti regbio skonio ir pajusti žaidimo dvasią ryžosi viename iš muzikinių projektų išgarsėjęs dainininkas Petras Daunys. Į Zoknių stadioną atvykęs atlikėjas kiek nedrąsiai stebėjo įnirtingai besitreniruojančius geriausius šalies regbininkus ir neslėpė, kad šiek tiek baiminasi. Vaikinukai kaip dideli. Apsaugų turi jie mažai, gal man duos daugiau, tikiuosi nelūšiu per pusę. Regbio kamuolį tik su draugais mėgėjiškai paplūdimyje pamėtantis, tačiau šią sporto šaką nesidomintis vaikinas dažnai vilki krepšinio aprangą. Komandos draugų šiai avantūrai pastumėtas Petras Daunys regbio treniruotėje paplušėjo iš peties. Atliko lygiai tokius pačius pratimus, kaip ir augaloti regbio žaidėjai. Aukšto lygio treneris iš Pietų Afrikos Respublikos Ntando Manijoša vienai treniruotei prisijungusiam vaikinui nenuolaidžiavo. Tad spaudžiant šaltukui ir pučiant žvarbiam vėjui atlikėjas išliejo ne vieną prakaito lašą. Super, tik tais gal biški prašojau, kad nepasiėmiau bucų, šiek tiek biški slydo danga, bet labai smagu. Tvirtas, vyriškas žaidimas, čia ne amerikietiškas futbolas. Tegul vyrai lieka savo srities profesionalai, aš liksiu pas save. Treniruotės darbinė nuotaika neįprastų svečių kiek praskaidrinę. Šalies nacionalinės regbio 15 rinktinės žaidėjai jau rytoj 14 val. Miesto centrinėme stadione stos į kovą su itin pajėgiu varžovu – Vengrijos regbio komanda.